Madžia modelis, kurį turėjom elektroninėje parduotuvėje, viską išlojot, išpirkote, nes fainas modeliukas, iš tikrųjų čia kaip rankinė, kaip kuprinė, galima ir nešioti taip, aišku, sutrumpinus diržą, ir nešioti kaip tiesiog kuprinė. Pati mano Veronika, kurie administruoja mano elektroninę parduotuvę, mano asistentė, jinai nešioja tokią violetinę spalvytę. Taip, šitas modelis turi sidabro detalės, natūrali grubleto oda. Priekyje atrodo taip, iš kitos pusės atrodo taip. Yra dar ir iš nugarinės pusės skyrelis su užtrauktuku. Faina yra dar tai, kad čia taipogi yra papildomi skyreliai ir gan tokie erdvus, kur galite paslėpti, pavyzdžiui, savo raktus. Atsidaro užtrauktuko pagalba. Ir čia yra užsegimas, tam, kad lengviau būtų pasiekti jūsų daiktus, tai čia atsisega iš vienos pusės ir iš kitos pusės ir pati erdvė, vidinė dalis, galite praplatinti tam, kad jums lengviau būtų pasiekti savo daiktus. Čia vienas pagrindinis skyrius, natūrali medvilnė, tamsi vidinė juodos spalvos vidinė apdaila, šone yra dar skyrelis su užtrauktuku, kitam šone yra skyrelis smulkiems daiktams, du skyreliai smulkiems daiktams susidėti. Natūraliai grublėta oda, kaip ir sakiau, minkšta odytė, tikrai labai fainas modelis. Tai kokių spalvų jų yra? Oranžinė, tokia kaip Veronika nešioja, būtent violetinė spalva, labai graži spalva beje. Tamsiai rudos spalvos, mėlynai smaragdinė spalva, ruda spalva, bordinė spalvytė, raudona, oranžinė, juoda spalva, šviesiai rožinė spalva, gesinta mėlyna spalvytė, spalva, žalia spalva, ne žalia, atsiprašau, samaninė žalia spalva. Ir dabar rodysiu jums dar balta, labai šiaip Madžia modeliui tinka balta spalva. Nes šiaip užklausų kažkada aš bijojau tos baltos spalvos, nelabai dėdžiau, bet dabar žiūriu, kad tikrai užklausų daugėja dėl baltos spalvos, o pasirinkimo matomai ne per daug Lietuvoje. Tai balta spalva šiaip Madžia modeliui labai tinkanti. Tai gražiai labai atrodo, tokia visiškai nepriekaištingai gražiai atrodo. Mano, pavyzdžiui, asmeniškai mano sesė irgi nešioja būtent baltos spalvos kuprinę ir visada prašo man atvežti iš Italijos būtent baltos spalvos kuprinytę. Taip, dar yra iš šio modelio, yra ryškesnė oranžinė, nes prieš tai rodžiau tamsesnę oranžinę, čia yra ryškesnė oranžinė.